1917 revoliucijos dainavo įžymiame Sankt Peterburgo Vilarode restorane. Tuo metu taip pat dainininkas daug koncertuodavo Maskvoje, Odesoje, Kijeve, o po revoliucijos persikėlė į Rygą ir dainavo su Oskaro Strodo orkestru, daug gastroliavo užsienyje. 1929-aisiais Kaunas vėl išvydo šį nuostabų žmogų čia. Ir jis pradėjo dainuoti Versalio, Metropolio restoranuose, Konrado kavinėje. Savo repertuaro dainininkas rinkosi pasaulyje madingus kūrinius ir stebėtinai greitai išmoko lietuvių kalbą, pats jam rašė tekstus. Jis pirmasis užsieniniams šlageriams suteikė lietuvišką skambesį. Pirmasis lietuviškai kūrė šmaikščius monologus, anekdotus ir parodijas. Jo dainos Palangos jūroj, jums puikiai pažįstama ši daina, taip, Palangos jūroj. Kariškas vaizdelis. Gegužinė. Jau šiek tiek mažiau. Bet yra daugybė dainų, kurios visų mūsų širdyse skamba ir po šiai dienai. Lotynų, hebrajų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų kalbas. Buvo gerai susipažinęs su klasikinė ir ano meto filosofija. Ir kiekvienas iš mūsų žinome tokį šiandieną žodį šlageris. Bet turbūt tikrai nedaugelis iš jūsų žinote, iš kur atsirado šis terminas. Ar jūs žinote, iš kur atsirado šis terminas? Žinot, ką žinot? Iš kur žinot? Iš kur atsirado šlageris, taip? Žodis šlager. Palaukit, ateikit, jūs matau, ateikit, pasakysit visiems. Lietuvos atlikėjai ir fonogramų gamintojai visi kartu išėjo į gatves ir atrodo, kas dar labiau simboliška, į Laisvės alėją, teikdami, kad galima nemylėti, negerbti talento, galima ksenofobiškai ieškoti jo lytinių, tautinių, politinių tapatybių, bet negalima negerbti jo kūrybos vaisių, jo darbo. Mes visi išsiskirstysim. Ir Danielius Dolskis liks čia vienas. Ir naktį stovės vienas, kaip dažnai artistas po koncerto. Ir lauks. Kasgi prieis prie jo, kas galbūt palies, pastums, apspjaus, pasisveikins, pasidžiaugs. Taigi, tegu jis laukia. Laukia tų žmonių, kurie supranta, kas yra kūrybos vaisius, nežiūrint talento didybės. Tegu laukia taip, kaip laukia maestro Vytautas Kernagis, kuris pasakė, kad pirmajam Lietuvos estrados artistui... Čia taip gražiai kalbėjo mūsų Agatos, kuri, kaip sakė, vienyje visus Lietuvos atlikėjus ir fonogramų gamintojus tarybos pirmininkas. Iš tikrųjų idėja, kad Dolskis vertas dėmesio ir vertas gražaus dėmesio, gimė mano galvoje 95 metais, kai aš netikėtai gavau Šauniausko Antano premiją. Aš pagalvojau, iš tikrųjų, yra Antano Šauniausko premija. Yra ten, nežinau, memorialinės lentos, taip toliau. O pirmasis Lietuvos estrados artistas kažkaip užmirštas. Gal todėl, kad jis nebuvo žemaitis nuo Jurbarko, kaip Antanas Šabaniauskas. Ta prasme, kad nuo Jurbarko tikrai ne. Nes jis iš Vilniaus ir beveik garantuoju, kad Dolskis nebuvo žemaitis. Aš suprantu, kad jeigu Vilniui kūrė Gediminas, tai labai norėtųsi, kad pirmas Lietuvos estrados artistas būtų
Jonas, Antanas arba Petras. Bet likimas mums lėmė Litvaką arba Litvaką, kaip sakoma, iš Vilniaus.